Varlė LT, kai reikia kainos ir patarimo. Ruduo, kaip visuomet, atneša ilgai lauktų Apple naujienų ir bene visų geidžiamiausių telefonų modelius. Naujai iPhone 16 serija apima 4 modelius. iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ir iPhone 16 Pro Max. Kiekvienas iš jų siūlo skirtingas ekrano dydžio funkcijų ir našumo kombinacijas, leidžiančias naudotojams pasirinkti tinkamiausią modelį pagal savo poreikius. Visi modeliai turi patobulintas kameras, naujus A18 ir A18 Pro lustus ir atnaujintas ir visiškai naujas funkcijas, tokias kaip Dynamic Island bei Action Button. Serija siūlo patrauklų dizainą, aukščiausios kokybės medžiagas bei ilgesnį baterijos veikimo laiką. Apie visas naujienas papasakosiu detaliau. Pradėkime nuo iPhone 16 modelių. Šiais metais turime net 5 skirtingas spalvas, tarp kurių ir visiškai naujos – White, Black, Pink, Teal, Ultramarine. Apple pirmą kartą nuo iPhone 13 laikų pakeitė bazinio iPhone 16 išorę. Tvarkingi užapvalinti kraštai su matine apdaila, naujas kameros dizainas su vertikaliai išdėstytais lęšiais ir 2 papildomais mygtukais. Išsaugota Dynamic Island išpjova priekiniai kamerai ir Face ID jutikliams. iPhone 16 korpusas pagamintas iš aerokosminio aliuminio. Galinis skydelis apsaugotas stiklu. Galima pastebėti, kad kameros modulis nuo korpuso vizualiai atskirtas gilesniu atspalviu. Kalbant apie apsaugos technologiją, iPhone 16, kaip ir praėjusios kartos telefonas, yra atsparus vandeniui ir dulkėms pagal IP68 standartą. Tai reiškia, kad jis gali atlaikyti 30 minučių panardinimą po vandeniu nedidelėme gylyje. Ekranui apsaugoti Apple naudoja naujos kartos Ceramic Shield stiklą. Teigiama, kad jis yra 50% tvirtesnis nei pirmos kartos Ceramic Shield ir 2 tvirtesnis nei bet kuris kitas rinkoje esantis išmaniųjų telefonų stiklas. iPhone 16 įdiegė 6,1 colio Super Retina XDR OLED skydelį, kurio skiriamoji geba yra 2556 su 1179 taškais. iPhone 16 ir iPhone 16 Plus modeliuose nėra palaikoma ProMotion technologija, kuri įdiegta Pro versijose. Tai reiškia, kad iPhone 16 pirkėjai gali tikėti standartinio 60 Hz atnaujinimo dažnio, tačiau ekrano veikimas yra itin sklandus. Ryškumas taip pat nepasikeitė nuo praėjusios kartos iki 2000 nitų maksimalaus ryškumo. Visose iPhone 16 serijos modeliuose Apple pridėjo Action Button mygtuką, kuris pirmą kartą debiutavo iPhone 16 Pro. Jo funkcijos išlieka tokios pačios. Juo galima greitai atidaryti programėlę, sukurti balso atmintinę, išversti frazę, Shazam ieškoti muzikos ir panašiai. Šių metų naujiena Camera Control mygtukas. Iš tikrųjų sugrįžo įprastinių fotoaparatų funkcijos. Atskiras fotoaparato valdymo mygtukas, panašus į užrakto mygtuką, tačiau su išplėstinėmis parinktimis. Jis yra dešiniojo šoninio krašto apačioje. Camera Control sukurtas pagal visus šiuolaikinės Apple technologijos reikalavimus. Mygtukas yra mechaninis ir maloniai reaguoja į vibraciją, kurią sukuria patentuotas Taptic Engine. Mygtukas sujungtas su slėgio jutikliu, o jo paviršių atstoja talpinis jutiklis. Visa tai leidžia vienu mygtuku valdyti įvairius veiksmus. Pavyzdžiui, lengvų bakstelėjimų atidaroma kameros programėlė. Perbraukimu į kairę arba į dešinę keičiamas priartinimas, o paspaudus mygtuką pradedamas vaizdo įrašymas. Naudotojams siūloma rinktis 128, 256 ir 512 GB talpos iPhone 16 ir iPhone 16 Plus modelius. Skirtingai nuo 2 ankstesnių kartų, specialiai iPhone 16 sukurtas naujas A18 lustas. Jis pagamintas naudojant antrosios kartos 3 nanometrų technologinį procesą. Jau vien dėl to padidėjo tranzistorių skaičius ir sumažėjo energijos sąnaudos. A18 išdėstymas yra toks. 16 branduolių neuroninis variklis, 6 branduolių procesorius, 2 našumo ir 4 efektyvūs branduoliai, 5 branduolių GPU. Gamintojo teigimu, iPhone 16 30% lenkia iPhone 15 procesoriaus galę ir sunaudoja 30% mažiau energijos. Grafikos našumas palyginti su pirmtaku padidėjo 40%, o energijos vartojimo efektyvumas pagerėjo net 35%. Tokių galingumo atsargų užtenka ne tik visų kasdienių programėlių sklandžiam veikimui, bet ir AAA lygio žaidimams. Naujas procesorius taip pat užtikrina ilgesnį baterijos veikimo laiką. iPhone 16 Plus
Plus baterija veikia net iki 27 valandų, iPhone 16 iki 22 valandų vaizdo įrašų atkūrimo režime. Greitesniam įkrovimui rekomenduojama įsigyti ir naudoti originalius belaidžius MagSafe įkroviklius. Svarbi naujiena Lietuvos naudotojams: su iOS 18 visose modeliuose atsirado lietuvių kalbos palaikymas. iPhone 16 kamera daugiausia pasikeitė tik išoriškai, jutikliai liko tie patys. Pagrindinis jutiklis 48 megapikselių su f1.6 diafragma, 26 mm židinio nuotoliu ir 2 mikronų dydžio pikselių. Palaikomas optinis vaizdo stabilizavimas naudojant jutiklio poslinkį. Pagrindinė kamera gali fiksuoti vaizdą 12 megapikselių teleobjektyvu su 2 kartų optiniu priartinimu. Tačiau čia nėra nieko neįprasto. Daugelis flagmanų klasės jutiklių gali fotografuoti 2 kartus beveik neprarasdami kokybės. Viršutinis jutiklis yra 12 megapikselių ultra plati kamera su f2.2 diafragma, 13 mm židinio nuotoliu ir 1.4 mikrono dydžio pikselių. Pagrindinis jo skirtumas nuo tokio paties jutiklio iPhone 15 yra automatinio fokusavimo palaikymas. Pažiūrėkime dabar į Pro modelius. Nors turime reikalų su pamilto iPhone dizainu, kuris nepatyrė kardinalių pokyčių. Visgi jų yra. Svarbiausias dalykas – iPhone 16 Pro tapo šiek tiek didesnis. Jo ekrano įstrižainė yra 6,3 colio, palyginti su 6,1 colio iPhone 15 Pro. Kartu Apple sumažino rėmelių storį, todėl jie tapo ploniausi tarp visų išmaniųjų telefonų. Techniniu požiūriu ekranas nepasikeitė. Ta pati aukštos kokybės OLED matrica, kurios didžiausias ryškumas siekia 2000 nitų, o dinaminis atnaujinimo dažnis nuo 1 iki 120 Hz. Tačiau naujojo iPhone savininkai vis tiek galės išsiskirti iš minios, nes 16 serijai Apple sukūrė išskirtines spalvas – Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium ir Desert Titanium. Naudotojams siūloma rinktis 128 GB, 256 bei 512 GB ir 1 TB iPhone 16 Pro, bei 256, 512 ir 1 TB iPhone Pro Max modelius. iPhone 16 Pro gavo naują A18 Pro procesorių, kuris pagamintas naudojant pažangiausią 3 nanometrų technologiją. Jame yra 6 branduolių centrinis procesorius CPU, 6 branduolių grafikos greitintuvas GPU ir 16 branduolių neuronų procesorius NPU. Palyginti su ankstesnėje serijoje integruotų A17 Pro našumu prieaugis yra reikšmingas – CPU 15%, GPU 20%. Svarbu paminėti, kad gamintojas pakeitė išmaniojo telefono vidinę konstrukciją, kuri leido pasiekti geresnį šilumos įsklaidymą ir 20% didesnį stabilumą, esant dideliam našumui. Kitaip tariant, iPhone 16 Pro geriau veikia žaidimuose, filmuojant ilgus vaizdo įrašus ir atliekant kitas daug išteklių reikalaujančias užduotis. iPhone 16 Pro turi 3 naujas galines kameras. Pagrindinė su patobulintų 48 megapikselių jutikliu. Gali fotografuoti beveik be vėlavimo, užtikrindama ryškius net greitai judančių objektų kadrus. Itin plataus kampo 48 megapikselių. Kokybiškai veikia net esant prastam apšvietimui. 12 megapikselių teleobjektyvas su 5 kartų optiniu priartinimu, kaip ir iPhone 15 Pro Max ir naujajame iPhone 16 Pro Max. Tačiau pagrindinių pokyčių fotografavimo srityje galima laikyti jau minėtą fotoaparato valdymo mygtuko Camera Control atsiradimą, kuris rado vietą dešiniajame krašte po įjungimo mygtuku. Jis yra jautrus lietimui ir reaguoja į spaudimo jėgą, imituodamas lytėjimo reakciją vibracijos pagalba. Jo pagalba galima greitai paleisti kameros programą, padaryti nuotrauką arba pradėti įrašinėti vaizdo įrašą. iPhone kūrėjai ypatingą dėmesį taip pat skiria filmavimo galimybėms. iPhone 16 Pro palaiko 4K įrašymą 120 kadrų per sekundę sparta su Dolby Vision. Todėl galima filmuoti didelės raiškos sulėtintus vaizdo įrašus. Tuo pat metu programoje Photos galima keisti kadrų dažnį nuo 24 iki 120 kadrų per sekundę. iPhone 16 Pro serija taip pat turi naujus kūrybingus vaizdo įrašų garso redagavimo būdus su Audio Mix. Už viso to slypi pažangus algoritmai ir mašininis mokymasis. Audio Mix leidžia naudotojams koreguoti garsą jau po to, kai vaizdo įrašas jau įrašytas. Taip pat naudotojai gali sutelkti dėmesį į objektyve esančio asmens balsą, sukurti įspūdį, kad filmuota medžiaga nufilmuota profesionalioje studijoje
vietoje, arba iškelti balso takelius į pirmą planą ir nutildyti aplinką. Vėjo triukšmo mažinimo veikimą prižiūri galingi mašininio mokymo algoritmai. Tai leidžia pašalinti nepageidaujamą triukšmą ir pagerinti garso kokybę. Efektyviau energiją vartojantis procesorius kartu su EOS 18 ir didesnės talpos akumuliatoriumi lėmė, kad palyginti su iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro akumuliatorius veikia net 4 valandas ilgiau. Vaizdo įrašų akumuliatorių režimu jis gali veikti iki 27 valandų. iPhone 16 Pro Max iki 33 valandų. Tikrasis baterijos veikimo laikas labai priklauso nuo naudotojo įpročių. iPhone 16 Pro laidinio įkrovimo greitis išlieka nepakitęs 50% per pusvalandį, kai naudojamas 20 W ar galingesnis adapteris. Tačiau dabar tokį patį greitį galima pasiekti naudojant MagSafe įkrovimą su 30 W ar galingesniu adapteriu. Taip pat gamintojas paskelbė, kad palaikomas QI2 belaidžio įkrovimo standartas, kurio didžiausia galia yra 15 W. Naujoji iPhone 16 serija tai šuolis į technologijų ateitį, siūlantis viską, ko galite tikėtis iš moderniausio išmaniojo telefono. Dabar Apple ne tik tobulina kasdienio naudojimo patirtį, bet ir kelia kartelę aukščiau nei bet kada anksčiau. Išskirtinis dizainas su naujomis spalvomis, ploniausiais rėmeliais ir inovatyviais valdymo mygtukais leidžia išsiskirti iš minios. Galingi A18 ir A18 Pro procesoriai užtikrina nepriekaištingą našumą, net ir žaidžiant AAA klasės žaidimus. O baterija veikia dar ilgiau, tad pamiršite apie nuolatinį įkrovimą. Patobulintos kameros su 48 megapikselių jutikliu ir nuostabi filmavimo kokybė 4K 120 kadrų per sekundę leis jums užfiksuoti neįtikėtinai ryškes ir detalės akimirkas, o Camera Control mygtukas suteiks visiškai naują fotografavimo patirtį. iPhone 16 Pro tai išmanusis telefonas, kuris savo galimybėmis prilygsta žaidimų konsoliai ir profesionaliam fotoaparatui viename įrenginyje. Pasirinkus iPhone 16 arba Pro modelį, jūs gaunate patikimą telefoną su aukščiausio lygio technologijomis. Jau senai nėra jokių abejonių, kad iPhone daugiau nei telefonas. Tai jūsų gyvenimo būdo dalis, kuri pakelia jūsų kasdienybę į kitą lygį. Varlė.lt, kai reikia kainos ir patarimo.